Išmyniau aš čia į žygį su dviratuku. Parodysiu jums trumpą laifaką greitai. Dėl reto naudojimo mano stabdžiai daro taip. Ne tik dėl reto naudojimo, o dėl to, kad mano dviratis dirbtuvėje stovi tokioje vietoje, kur šalia plovykla. Ir garai nuo plovyklos visokie ten valikliai, riebalai, viskas garuoja ir papuola būtent ant galinio stabdžio. Ką aš darau žygio metu, kad žygis praeitų sklandžiai. Jeigu normaliai minat, visada turi turėti vandens, o dar geriau, jeigu į tą vandenį įsimaišot kokių nors vitaminų, izotonikų ar mineralų. Tiesiog užpyliau, nežinau kaip tai veikia, bet padeda žiauriai. Ir reikia tik tais užstabdyti gerai, va, su šlapintom kaladėlėm ir disku. Ir viskas. Čia neišgelbės jūs nuo didelių užteršimų disko, bet va, tokie smulkūs dalykai prisitrins dabar labai greitai. Na va, minu, šiaukštos kalniukas, stabdau. Sustojau. Reikėjo tik tais labai gerai užstabdyti. Ir netrumpam, o va taip gerai užstabdyti kol nors nuokalniai ilgiau, kad prakaistų. Kodėl tai veikia, nežinau. Greičiausiai tas vanduo lipnus koks nors, jisai pagreitina mums šlifavimo kaladėlės ir dingsta tas sluoksnis. Ir taip, minu paskutinę pavarą, pačiu lengviausia, 32 priekį, 51 gale, žiaurus smėlis, šiokia tokia manta. Nebuvo taip, kad nenaudočiau šitos pavaros. Nu va, į kelionės pabaigą. Čia 80 km kažkur numynėm. Jau tokie kalnai prasidėjo. Čia dar miškėmis vis. Statumo čia, aišku, kamerų neperdos. Bet va, paskutinė pavara, pati lengviausia, tai nieko čia labai ir nepadeda. Jau tiesiog kojas pavargo ir bandai, pusę įvažiuoji ir tiesiog nudusti. Follow this way for 750 meters. Nu, atrodo, paskutinis kalnas. Yeah! Matau miestą. Viskas. Rytoj atgal. Jeigu bus ūpo.